Top Sporto lyga jūsų ekranuose ir tai yra antrojo turo centrinės rungtynės. Šiandien čia Marijampolės Sūduva priima Gargždų Bangą ir tai yra rungtynės, po kurių lyga gali turėti vienvaldį lyderį. Pirmasis turas Naurijui Petkevičiui taip pat buvo sėkmingas. Ten ir įvartis, ir rezultatyvus perdavimas, o čia kokia galimybė! Ir ojojoj, nuošalės atrodo nebuvo, rungtynių arbitro asistento vėliavėlė į viršų nepakilo ir dabar puikiai proga, kuri lieka neišnaudota. Uzučiukų į baudos aikštelę, čia Nauris Petkevičius. Losonas su Sanokoj, kaip gražiai žaidžia Sidį Sanoko čia ir pabando smūgiuoti iš toli. Įveikti gan išradingai Simao Juniorą, Kotas Sakurai jau baudos aikštelėje, jo perdavimas ir čia gera galimybė, kurios Sūduvai išnaudoti ir vėl nepavyksta. Uzučiukų, Sidį Sanoko, vėl Styvui Losonui ir čia jungiasi į ataką ir Žygimantas Baltrūnas. Pats bando smūgiuoti! Žaidimą iš karto pritraukia prie savęs kelis varžovus. Losonas, Sidį Sanoko, jo smūgis! Ir čia baudos aikštelėje kamuolys, smūgis į vartus ir 1-0! Nojus Lukšys, štai toks keitimas ir Marijampolės Sūduva išsiveržia į priekį. Čia Lukšys aišku pasims ir geltoną kortelę, bet kokios emocijos čia Marijampolėje. Per daug palikta buvo erdvės šiam jaunam puolėjui ir Nojus Lukšys pelno įvartį pačioje rungtynių pabaigoje. Aišku, dar bus pridėtas kokios 5 ar 6 minutės, bet faktas tas, kad Malžinsko perdavimas į kraštą, Andrejevas gerai susitvarkė su kamuoliu, Andrejevo perdavimas į baudos aikštelę, čia šansas! Ir Marijampolės Sūduva po 2 Top Sporto lygos turų yra vienvaldė čempionato lyderė. 2 pergalės iš 2 galimų, 6 taškai.